Labas, aš esu Markas. Sveiki, mano vardas Luka. Šiandien mes jums pristatysime pranešimą. Vandens eksperimentai mokomės žaisdami. Ar kada nors susimąstėte, koks stebuklingas yra vanduo ir koks jis svarbus? Vanduo yra reikalingas ir žmogui, ir gyvūnui, ir paukščiam, ir augalui. Vanduo yra gyvybės šaltinis. Vanduo tai stebuklingas gėrimas, kuris mums padeda augti sveikiams ir stipriems. Jis mums padeda atvėsti, kai lauke karšta. Suteikia energijos, kad galėtume bėgioti ir žaisti. Padeda mūsų pilvukams virškinti maistą. Vanduo padeda mums būti švariems. Mes plaunam rankas ir veidą. Maudomės arba vonioje, arba duše, ežere, upėje arba jūroje. Švarūs vaikai yra sveiki vaikai. Vanduo yra naudojamas maistui gaminti. Pavyzdžiui, sriubai, košiai ar kiaušiniams išvirti. O kokios būna smagios vandens pramogos? Pavyzdžiui, laistytis su vandens šautuvais, bėgioti per trykštantį fontaną ar žaisti su vandens žaislais vonioje, lauko baseine arba dubenyje. Ką įdomaus galime nuveikti su vandeniu? Ir apie vandenį darželyje. Atsakymas paprastas – eksperimentuoti. Šioje skaidrėje pavaizduoti 3 eksperimentai su vandeniu. Eksperimentui vaikščiojantis vanduo reikia 5 stiklinių, maistinių dažų arba akvarelės, vandens ir popierinių servetėlių. Servetėlės sulankstome į juosteles, į stiklines iš krašto ir į vidurinę stiklinę įpilam vandens ir nudažom skirtingomis spalvomis. Ir tuomet įmerkiam servetėles ir laukiam. Vanduo pradeda kilti popieriumi ir renkasi į tuščias stiklines dėl molekulių traukos. Eksperimentas apversta stiklinė. Stebėjome, kaip prie apverstos stiklinės su vandeniu laikosi prilipęs popieriaus lapas ir vanduo neišbėga. Taip yra todėl, kad lapelį iš apačios spaudžia oro slėgis. Jis yra daug didesnis už vandens slėgį, kuris yra stiklinėje. Eksperimentui perdurtas maišelis reikalingos priemonės. Storesnio plastiko maišelis. Vanduo ir smailiai nudrožti pieštukai. Mokytoja klausė, kas atsitiks. Pieštuku pradūrus maišelį su vandeniu. Visi galvojame, kad vanduo išbėgs. Tačiau mūsų hipotezė nepasitvirtino. Vanduo liko maišelyje ir neišbėgo. Taip atsitiko todėl, kad pieštukas pilnai užpildo atsiradusias skyles. Minkštas ir elastingas maišelio plastikas gerai apgaubė pieštuką, nepalikdamas tarpų. Naudojamės išmaniąja lenta. Stebėjome mokomuosius filmukus apie vandens apytakos ratą, dėliojame dėlionę, kopijavome, rašėme žodžius vienaip arba kitaip susijusius su vandeniu. Tuometiniai mūsų vandens tyrinėjimai labai siejos su Atvink projektais, kuriuose mes dalyvavom. Viename iš jų turėjome inžinerinį iššūkį – pastatyti Taulerio tiltą, kuris yra Anglijoje, su pasikeliančiom tilto konstrukcijom, kad galėtų praplaukti laivai. Mes statėme tiltą iš antrinių žaliavų ir iš popieriaus lankstėme laivelius.
Taip pat iš antrinių žaliavų statėme ir vandens jėgainę elektrai gaminti. Eksperimentai su vandeniu puikiai tinka ir menui. Taigi mes išbandėme naują tapybos techniką. Tai yra pūtimo technika. Bandėme atvaizduoti balą, gavosi puikūs raštai ir unikalūs darbai. Eksperimentai su vandeniu tai ne tik mokslas apie gamtą, tai puikus būdas mokytis matematikos. Pavyzdžiui, atliekant eksperimentą plaukia skęsta, mes įtvirtinome šias matematinės sąvokas. Pilnas, tuščias, sunkus, lengvas, viršus, apačia. Skaičiavimą, kiek iš viso eksperimentui atlikti, panaudojame daiktų. Kiek iš jų plaukia, o kiek skęsta. Kurie daiktai yra apvalios arba kvadratinės formos. Kaip jau supratote, pristatėme savo veiklas, kurios susijungia į vieną žodį – STEAM. Eksperimentuodami naudojamės mokslo, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos žiniomis. Jei turite klausimų, dabar pats metas juos užduoti. O jei klausimų neturite, dėkojame, kad mūsų klausėtės. Linkime gražios jums likusios dienos.